Tradiciškai, jau kaip ir tampa įpročiu, su jumis sveikinasi anoniminių alkoholikų klubas. Vytuk, kaip matau, vėl užkybote ant kabliuko. Labą dieną, turiu šitą prašymą. Man reikia naminio raudono vyno. Jeigu galit, atvežkit, vienai neščiai moteriškiai reikia. Na ką, Vytuk, tai prigirdėt nėščią moterį. Įzdajau. Tai kada, Vytuk, supažindinsite mus su nauju klubo nariu? Ne šiandien ir neryt baban kujova. Vytuk, susitvarkykit dabar ir atveskit ją, ar jos iš viso nėra. Kad aš pradėtau tvarkytis, dabar man kujova, o ne dabar tvarkytis. Žmogus gali daug ko atsisakyti. O nematai, kad man kujova. Žmogus tai padaro. Tai yra žmogus didžiausia pagarba savo turi. Tvarkytis. Kada kujova? Kas to nesupranta, aš taip pat ir pats su savimi eksperimentą atlikau, žinai, galiu papasakoti. Petrai, po to prieisim ir prie tavęs. Dabar žmogui reikia išsipasakoti ir susitvarkyti. Kai sveika bus, tai tada susitvarkysiu. Jūs patys nesuprantat. Man spaudimą didžiulį davė per pusę metų. Ar aš palūžau? Šalto geležies pridėjant biskį bus geriau. Nu ką, vyručiai, užtenka žaist, vėl ir vėl pradėsim lipti iš liūno. Vytukai, išsitraukite koldūnus iš šaldymo kameros, prisidėkit prie smegenų, kad jie atšaltų. Petriuk, pradėkime kalbėti maldą. Už mūsų nuodėmes melskimės Dievui ir sakykime. Bet su savo katalikosų nesąmonėm čia. Galva plėšia. Vytuk, nesinervuokit taip, stipriau paspauskit šaldytus koldūnus, gal smegenai iškris ir nebeskaudės taip. Na va, prašau, gabalas ir iškrito, turėtų palengvėti. Petrai, gal norit kažko tai Vytukui palinkėti? Labai palinkėsiu, žinot. Niekada nepulkite į tuščią į kiaurą. Petriuk, tu gal turėjo omeny nepilt? Žinodami, jeigu pulsit į kiaurą, į tuščią, atsimykit, kad galit nueiti į juodą dugną.